Sveiki, dabar filmas darytas gegužės 19 dieną, vadinasi, ką padarė lietuviai Europai. Tai toksai gal keistai skambantis, ypač kada suprasite temą, apie ką aš aiškinsiu. Tai labai nuskambės keistai daugeliui. Bet tai yra faktas. Faktas su tokiu svariu įrodymu, nuotrauka iš satelito, puslapis sa24.com. Ir štai dabar visas čia, kaip atrodo, dangus nuo 8 iki 10 valandos tam laiko tarpe. Ir aš jums rodžiau apie lauką sukurtą Lietuvoje. Jis sukuria aukštą slėgį. Paskiau, kada padauginam ionizatorių, kurie spinduliuoja į orą neigiamai krautas jonų daleles, jos naikina debesis ir jų veikimas dabar matosi jums tiesiog akise. Žadėti lietus neatėjo. Štai matote, Lietuva yra čia. Tiesiog ten turiu lazdelės galų. Ir štai kaip nyksta netgi, kaip ir vakar panašiai, ilgai laikytas gumulas, cheminis gumulas virš Lietuvos. Žmonės jautėsi nekaip, nes tą gumulą, kad išlaikyti, reikia gerokai paspinduliuoti iš kosmoso. Ir taip pat veikti iš Žemėje esančių antenų, kurių pristatyta pilna ant daugiaaukščių namų. Jos irgi sąveikauja, veikia orą. Ir štai mes pasiekėme dabar tokį lygį, kada galima garsiai pasakyti, kad vasara bus šilta. Slėgis antiek, ta siena energetinė antiek stipri, kad šone sukurti dirbtinai sukūriai, jie nenueina, dažniausiai netgi ir sunaikina save. Žinoma, čia ne vien tik tai acto darbas, ar tai organito darbas, taip pat yra ir žmonių minties galia, žmonių, kurie dirbo grupėse ir dirbo to principo panašiu, kur aš kalbėjau ankstesniuose video, galite pas mane pasižiūrėti kanale, kada 4 ir daugiau žmonių susikibę rankomis gali padaryti tokius dalykus. Labai paprasta. Ir kiek bedarytų chemijos, kiek bekurtų negandų, nes visa tai neteina mums. Štai šitas visas cheminis kūrinys buvo pradėtas kažkur tai sukti ties Prancūzijos teritoriją ir turėjo slinkti link mūsų, bet susidaręs aukštas slėgis ir energetinė siena, tos padarytas savotiškai kupolas energetinis, jisai neleidžia įeiti netikriems dalykams. Būtent tokia įrašyta komanda, kad tik tai gali praeiti tik tai natūralios kilmės debesis. Tai komanda puikiai veikia, tas režimas, ir dabar dangų raižėsi ypač virš didelių miestų lėktuvai juostomis, baltomis juostomis. Pasistebėsit jūs, matysite, bet juostos miestuose, didžiuose miestuose trūkinės, irs, sustos, raitysis ir galiausiai išnyks, kadangi purkš skirtingą chemiją, skirtingų rūšių, paskiau iš satelito žiūrės, kurios rūšės chemtrailas ilgiausiai išlieka danguje, ir tada vėliau tokios sudėties chemiją dės į antžeminę techniką, į gamyklas, kurios išpučia pro kaminus, arba specialiai įranga debesims, kur galite pasižiūrėti NASA Cloud Machine filmus, pilno yra YouTube'ai. Ir tada purkš būtent skleis į orą tokią chemiją, kuri išsilaikys ilgiausiai. Tai būtent mums panašiai laikė tokį debesiuką
ir virš Lietuvos ir gegužės 18 dieną. Ir žmonės jautėsi nekaip. Sistema byra. Ateina galas viskam. Santvarka, politinė santvarka keisis ne tik visame pasaulyje, ir pas mus ir Lietuvoje. Tos svajonės, kurios dabar iš paskutinių rašomos, visai dedamos, dirbtinai pristatomos apie kažkokį taip dedamą nesamą politikų populiarumą, viskas sprogs kaip muilo burbulai. Tiesiog viskas keisis, žmonės keičiasi. Žmonės tobulėja, žmonės bunda ir pradeda po truputį atskirti pelus nuo grūdų. Pradžia yra būtent šito dangčio nuėmimas. Kada nuimamas nuo jūsų tas dangtis, per kurį galima masiškai veikti visus žmonės, pasikeičia patys žmonės, jų mąstymas, ir jie po truputį pamato ganyklos ribas ir paskui pradeda išeiti iš ganyklos. Taip pat įdomiausias, lemtingiausias žingsnis ir pats toksai pavojingiausias pačiai sistemai, kada žmonės tampa tokiais, kurie supranta, kad iki šioliai, kai varžtai ar įrankiai buvo sistemai, ir jie dairosi, kaip tą sistemą palikti, išeiti. Štai pirmas žingsnis ir žengtas. O daikčiukas, kuris atrodo, kurių yra jau nemažai Lietuvoje, atrodo štai šitaip. Galas, kas jaučiat energiją, galbūt pajausit. Ir va tokie konusiukai stovi ant palangių, lauke, sodėse, balkone, ir jie skleidžia neigiamas jonų daleles į orą, kurios naikina chemiją, cheminį rūką, dėl kurio skraidžia virš Kauno 12 metais žiemą sraigtasparnis ir ieškojo būtent tokio ionizatoriaus buvimo vietos. Jų buvo keletas padėta, pirmieji buvo panaudoti Kaune, galbūt 11 metais žiemą, prieš pat naujosius, ir paskiau atsirado visokie efektyviai pasakojimai apie pabėgusių studentą su ginklu ir taip toliau. Iš tikro, sistema labai bijo šitų dalykų ir, kaip matote, atsitiko tai, kas atsitiko. Taigi, palangiškiai, žiūrėkite šitą filmą, klauskite, kur tų dalykų gauti, nes jums tai yra finansiškai svarbu, gyvybiškai svarbu. Aš kalbu ir su šypsena veide, bet tai skamba tegu rimtai. Tuom šitą filmą baigiu, jums linkiu gero savaitgalio, jisai bus geras, ir pirmadienis bus geras, ir linkiu geros kloties, finansinės sėkmės, daug sveikatos džiaugsmo, ir iki kito karto žiūrėkite kitus filmus, parodysiu dar kitokių įdomių dalykų.